didn't even get to cross. Sveiki visi, su jumis aš DSZaun ir šiandien filmuoju naują serverio apžvalgą. Neseniai užpildžiau anketą, patekau į naują privatų serverį, sutikau įdomių žmonių, man patiko čia lošti, galvoju, kodėlgi nenufilmuoti. Tai čia mano chata, dar visai nebaigta. Čia va išorė tokia pasidariau, galvojau, visai neblogai būtų ir viduje čia tokia mini įėjimą. Čia va, čia va bus nusileidimas toks didelis su kambarių daug, ten dar laiptai. Čia va dar vienas toks užlipimas, čia va dar visokie išsišakojimai. Užlipus į šitą vietą matosi mano įėjimas, taip nusigalvo tokia, kaip būna didelis namas ir laiptai pagrindiniai ir iš šono matosi. Tai kažką panašaus. Čia va į kitų galima pamatyti. Aprodysiu ir kitų namų stojaus. Čia kažkiek taip ir mano, jau sakant, pradėta statytis. Bet viskas bus pabaigta per laiką. Taip, kaip matot, jau turiu normaliai susirinkęs daiktų. O čia va pasiruošę statybom. Dar yra statybų daiktų čia va. Aišku, kvarco stygius, bet reikės prisirinkti daugiau. Prisirinkęs turiu. Knygų yra. Dabar iš kur šitos knygos? Tai jos iš End Strongholdo, kurį radom neseniai. Čia du library iškirtom dviese, tai pasidalinom per pusę. Tai čia tiek ir mano, galim sakyti. Taip, dabar dar vienas dalykas, žinau, kad klausite, kodėl tiek ilgai nejutubinai, tai pasakysiu. Iš tikrųjų, truputį atsibodo, galim sakyti, ir tingėjau editinti kokios CSO video, dar kažką. Ir nėra daug gero privataus Minecraft serverio, kuris išsilaikytų, būtų normalų žmonės, va, aktyvus, kaip matot, yra. Tai tiek, tokia mano atmazda, kaip sakant. O čia yra, mato, CXZ namelis. Nu, iš tai įsileidus, nepabėgtų. Čia jo čestrumas, kaip matau, bus. Automatinė kepykla ir automatinė viščiukų ferma čia, kiek suprantu iš garso. Gerai, tai stogas jau labai gražiai padarytas, man jis labai patinka. Tie tokie kontūrai juodi ir užpildytas vidus. Čia nėra kaip jau ką ir rodyt, besakant. Čia yra kieno tokia Virmantas 420 chata. Šitą fermą turiu, kaip nelabai ko įdomaus dar. Taip, dabar einam pas mano bachvarėtsį draugelį, kaip dar pavadinus Šmykio LTV, jis dabar yra prisijungęs. Čia vas apsidvėjus teritoriją, gražiai susitvarkęs, užauginęs medžių įvairiausių. Čia, manau, dar jis kažką tikrai statys, biškį tuščiai atrodo jo standartais. Taip, čia va, jo, matau Šmykį. Ta, va, čia jau pažymėjai. Čia visokiais šakojimai, čia manau bus jo čestrumas, kaip pasidėjęs jau. Ferma maisto. Kedačią turi. Enchant table, arkliukų biškį įsivarė. Visais armorais. Čia yra kažkoks tai koridorius toks įdomus, gražus. Ten dar kažką įstato, matau, ten darysim. Enchant table. Ir kaip daugiau nieko nematau čia pasi. Aišku. Einam į vidurį miestą, kur matėte tą didelį medį. Toksai kamienas, šitas medis pastatytas yra Brainwave. Jisai pastatė kamieną, o aš jam pastačiau šitą viršų. Jis sakė, nestatys šakų, tai sakė, apvalų daryk, padariau valų. Ir, kaip manau, baigė jau užpildyti tą vidų visą lapais. Ką čia dar? Va, čia yra irgi Brainwave, arklidės. Čia gražiai pasidaręs, nuo vieną asilą turi, dar jūlį.
Čia Phoenix'o, ką žinau, lėktuvas, galima sakyti, plaukia irgi. Tai vieną turiu, Phoenix'o kaktusų čia firma užlėktų. Ką čia turim? Čia dar nieks neįrinkta, kieno čia, Lucky Boy čia tipo ratą taip būt. Lipa viršų. Reikia biškį dar sumažinti. Lipa viršų, o, biškį. Čia yra... O, čia chata. Neprisimenu. Čia biškį. Greitai. Čia yra... Užmiršau vardą jo. Bet irgi maladėts. Gražiai chata. Čia, ką žinau, akvariumą jis norėjo pavaizduot mano. Antrą aukštą, kaip matote, turi. Bet kuria žmogus, kuria. Čia gal jau nežinau. Čia dar kažkoks žmogus šalia jo status namą. Pradėta, tik tai pamatai. Phoenix'o lėktuvas. Malūnsparnis, sraigtasparnis. Visai gražiai pastatytas. Geras modeliuks toks. Čia... Kino čia chatinė. Čia naujoko, kuris vakar greičiausiai prisijungėm. O, Brain Waves. 2%. Čia, va, Fox'o namai. Įsirašė Norgyvs. Ten yra... Kaip tas nikas... Irgi vienas žmogaus namas, pamiršau jau. Žinau, kad 25 žmonės server žaidė, tai ne visus vardus prisimenu. Bet irgi labai graži chata. Man visai patinka stogas. Nepatingėjo prisikasti molio. Nusidažė. Ir visai gražiai išėjo, kaip sakant. Man patinka. Iš vienos pusės tai kaip bažnyčia atrodė pirmą kartą, kai pamačiau. Sakau, ką čia bažnyčias, tai... Ne, mano chata. Turbūt kunigų dirbs ateityje. Čia dar durų nėra, visi įsilaužino, pas tai čia palauks tą chatą, greičiausiai. Ne, jokauju, žodžiu. Nu, maladėts, žiūri, gražiai chata. Pas ką čia dar galim nueit? O, va. Nemačiau dar šitos. Dar nemačiau. Irgi turbūt kurio tai naujoko namas. Nes dar vakar nemačiau. Bent jau nebuvau čia atėjęs. Pažiūrime, kas viduj. Jo, čia tas irgi toksai kaip naujoviškas namas, galim sakyti. Matęs tokių modelių ne vieną jau. Žinau, kad Šmikius yra vieną tokį statęs. Čia daug vilnos išnaudota. Stone blokų. Gražiai, visai gražiai. Dar nieko neįsirašė. Nieko neįrašta, neįrengta. Bet gražu, labai gražu. Duočiau kokį prizą, bet deimantų nebeturiu. Čia kažkas jau pridirbo kažką. Reikės duoti vilnių. Taip, buvom, čia buvom, čia. Ai, čia Fox'o gazelės pocas, viskas aišku. Pats Phoenix'as. Su arkliu koks bezdagalvis. Tikrai mokim vardus kur. Čia... Kieno čia? Okay. Čia yra kažkieno tai bokštas, bet dabar neprisimenu. Gražus iš išorės, viduj nieko nėra dar. O dabar einame į patį vidurį centrą. Taip. Taip. Čia matau garsus rengėsi, bet nieko dar nėra, tik apsitvėrė. Gal kažką ir dastatė? Pasižiūrim. Kažką iš jau pridirbo, pavarė. Čia nežinau, kas turi būti. Gerai, kai ir būsiu, aš jo paklausiu, man privalės papasakoti, kas tas yra.
čia. Ai, čia buvusi, čia yra chata. Va. Fainekso chata pati pirma sakė, ai, ko man tiesiog pasistatysiu visi. Net nerodysiu vidaus, nes jau matosi gerai ir iš išorės tas vidus. Na, turi lavelų savo, kuris man kelia lagą. Turi automatinių šigų firmą savo, kaktus firmą, kur sakiau. Tas medis. Fermus, ai, buvau, dar vieną čiuelį praleidau. Servo klauną. Kaip sakant. Eina pas jį. Tas lagas abiu. Sorry už lagą, kažkas yra atsitikę. Per kitą video pabandysiu sutaisyti šitą visą reikalą, o su durų skambutį turi. Nice. Va. Net ne viskas matos, daug prisistatė žmonės. Čia gal AFK rūmas, nežinau. Ne, čia kebabinčiai. Enchanting table, chestai. Gerai, čia viskas aišku. Kažkoks išeinis. Svarkų. Dar enchanting table. Šiada. Nieko čia dar nėra. Autos melteris. Čia matėm viršų išlipimą. Tai tiek. Einam. Kažkur dar yra, žinau, čiuvelių su namais. Vajėtus koks. Kaip man neša lagas šitai vietoj. Tiek jau prišaudimas. Na, čia savo šau kažkaip. Nesąmonė. Ką čia dar galima. Jau su to valgiu tai problemos man. Negaliu. Ai, va, ten Dovkė toksai šalia mane status. Kažkaip jis dabar išvažiavęs, tai nelabai progresas ten pasivyksta. Ten Nelis chata. Galim greit nueiti, pribėgt, prišokt. Blokų įvairovė tai tikrai yra. Jo. Vieną chatą išgriovė, tai dabar apsitvyrė kažčia. Ai, čia įėjimas į vieną čiuvelio namus. Paprastas, mažas, primityvus toks namelis, iš išorės apgražintas. Nieko daugiau neturiu ką pasakyti. Čia dar nebuvom nuėję taip jau greit patikrinti. Balkončiks. Čia nebuvom, čia vidus kažkieno. Ir čia va to. Matau garsus. Atrodo, pasistatęs slaptai taip. Sunku neatrodyti, kai tiek daug mūsų yra ir visur prisistatė. Dar į kitą pusę ten reikia bėgti, po to į trečią, ten, žodžiu. Reikės man pasakyti, arčiau statytus, nes bėlė ką. Faneksas gerą mintį iškėlė, nes atėkit toli. Autos čia irgi neturiu ką pasakyti labai daug apie šitą namą. Einam. Pasinaudosim, jeigu jau pastatyta, bet nedaug. Gerai. Einam toliau. Ten gyvena vabalas. Bokštą gražų pasistatė į viršų. Čia kažkas gyvena, bet nežinau kas. Nieko čia taip jau nėra labai pastatyta. Toliau bėgam žiūrėti, kas vyks. Ką aš vyks. Patvarkė biškį savo tiltelį. Labaliukštis. Pažiūrim, kas viduj. Bum. Ir dabar jeigu įkrisiu, tai gerai, tai džiaugiuosi. Kad nepastatė nieko čia tokio. Dar labai kažkaip tuštoka, galiu pasakyti. Ant išorės daug dirbo, taip tai tuštoka, galiu pasakyti biškį čia. Ten mainai jo greičiausiai. Tuštoka. Nu, čia labai gražiai padarys į šitą. Jo, išlipimas nuo stogo, čia toliau lipti į bokštą, nelipsim, tas labai aštingi. Čia kažkas dar bus, nežinau. Ką žinau, daugiau lyg ir nebėra chatelka. Mum apžiūrėti čia. Čia mūsų XP ferma. Einam pasimušti su žiauriuoju. Jo, dabar visi verkia serverį, kad nemoka PvP dėl tos naujos sistemos.
Aš tai jau atkeliu. 1, 2, 3, 4. Maždaug reikia kirsti, kas pusę sekundės maždaug reikia kirsti. Geriausia pasidaryti va tą tokį mini kardą prie mano crosshair. Tuo, viduryje ekrano taškiuko X-o, ką žinau. Matot, jisai atsipildo, tai reiškia bus stiprus smūgis, jeigu pašokus dar critical ir gali su vienu kirtimu, labai daug snukių iš šono nukirst. Nes būna toksai slashas, kai kirti. Kaip visų namai. O aš manau savo toliau statysiu. Tai kągi, iki kitą kartą. Gal padarysiu video, kaip statau savo namą tokį pagreitintą. Nei lenkas, šmikiau, nei lenkas. Tai ką, iki kito karto ir ate.